Dabar susikūręs ašis, susikūręs kolonas, toliau dėsiu sijas. Tai pas mane, tarkim, čia yra surenkamas karkasas. Padarysim dalinai surenkamą. Vėl sijos dėjimas irgi pora būdų yra uždėti arba struktūrinį elementą, arba kaip brėžti kaip siją nuo vieno iki kito taško, kaip strypą. Tai pasirinku struktūrinį elementą, nustatau, kad tai yra gelžbetoninė sija, jos skersvės yra, tarkim, mano skersvė, galiu aš užsiduoti, kokie čia yra pavaizduoti. Tai yra, tarkim, užsirašau kažkokius tai jo matmenis pagal tai, ką projektuoju. Čia, tarkim, bus 30. Čia, tarkim, pavadinimas pas mane bus koks nors va toks va. Ir aš jį apsuksiu 180 laipsnių, kadangi lentynos man turi būti apačioje. Nu ir nurodau pradinį ir galinį tašką. Ir tokiu būdu turiu rygelį. Kraštuose čia turėtų būti L rygeliai, todėl, tarkim, bandydamas pasirinkti skersvėje L formas, tai čia man nepavyks, todėl reikia susikurti tą skersvėjo formą. Susikūrimui panaudosim skersvėjo kūrimo įrankį. Na, čia jau buvo mano nubraižytas, bet iš esmės atsidarius tuščio lango, tai tiesiog jis yra nubrėžimas, tarkim, 60 pločio, čia, tarkim, 25. Čia, tarkim, čia pas mane 40, čia 50, tarkim, taip. Ir viskas uždarau. Čia galima kaip ir savybės tokios atsėti yra, kur užduodi medžiagą, iš ko čia jis pagamintas. Apply, ok. Čia galima pažiūrėti, kokie čia tos skersvėjo parametrai, medžiaga, čia visokie inercijos momentai ir taip toliau. Na, bet aš jį tiesiog užsaugau į duomenų bazę, naudotojo duomenų bazę, vardas bus RL, tarkim. Čia matmenis tai yra tik tai, kad savo kokia, kad atskirtum, koks šitas rygelis. Tarkim, vardo kūrime jisai matys tie matmenis, o šiaip jie neturi įtakos. Spaudžiu OK. Jis yra dabar sukurtas ir duomenų bazėje modelyje. Atsidarau vėl modelį, geometriją ir dabar, jeigu vėl noriu struktūrinį elementą, tai RCBIM pasirinkus jau matėme, kad ten nėra pasirinkimų jokių pasirinkti kitokį skersvį. Todėl čia naudojant strypo braižymą irgi galima pasirinkti tik tai kaip paprastas strypas, kaip sija kažką tai iš šitų elementų, kad galėtume užsikrausti tą mūsų sukurtą skersvį. Dabar čia pasirinkus naudotojo tą duomenų bazę ir pasirinkus tą mūsų rygelį, RL buvo pavadinimas ir čia buvo anksčiau sukurti kiti, o mūsų 40 dabar buvo sukurtas. Čia laipsniai tai yra turbūt todėl tokie keisti įvesti, todėl kad ten jis yra L formas, tai kaip čia kampuotis, ten jo pagrindinė šis svorio centras yra kažkur tai anapus, vienu žodžiu. Čia dabar rašo, kad skersvėjo tipas yra plienas, bet čia jeigu pakeisime RCBIM, gelžbetoninę siją, tai jisai mums vėl nebeleis to pasirinkti skersvėjo, tai čia paliekam kaip plieninį, padarom add ir brėžiam nuo taško iki taško, add, close ir tada brėžiam nuo taško iki taško. Čia matome, kad ne į tą pusę, kur mums reikėjo, sukūrėm, tarkim, ištrinu aš iš naujo, iš kitos pusės. Tai iš čia į čia. Taip, turime rygelį,
kitą rygelį. Pasižiūriu dabar šios savybės. Medžiaga plienas. Nieko tokio čia, mes pasikeičiam į tai, ką mums reikia. Dabar, kaip matome, pasidarome tą tai, ką mums reikia. Žodžiu, turim gražiai nupieštus dvitėjinius rygelius ir čia, tarkim, pasirinkus savo tą iš kurį iš tų dvitėjinių, kokio mes čia kūrėm. Turėsim tos rygelius. Ir taip toliau čia galima susikurti stačiakampį skersvį, tarkim, pagal kolonas ten matmenis, tarkim, būtų maždaug toks. Čia kampas nulinis, prisidedu tą skersvį ir nusibrėžiu. Čia pas mane, tarkim, bus gale kur nors nekarpyta monolitinė sija. Čia bus dvi nekarpytos monolitinės sijos. Tai va, sijas jau sumokam susikurti.